Tinklinis marketingas nesąmonė, čia yra sekta, čia yra piramidė, čia yra kažkoks kosmosas ir panašiai. Aš irgi taip šaukiau, rėkiau, kol įsimylėjau šią veiklą. Tad trumpai prisistatysiu ir papasakosiu, kas, kaip ir kodėl. Šią veiklą tinklinio marketinge atradau ir pamilau maždaug prieš 6 metus. Tuo momentu buvau išėjusi į dekretinės atostogas, nors prieš tai gyvenau Vilniuje, turėjau labai daug veiklų, papildomai mokiausi, lankiau įvairius seminarus ir panašiai. O grįžus į mažesnį gimtą miestą, į savo anykščius ir dar tapus mama, man labai trūko veiklos. Žinoma, motinystės atostogos yra smagus reikalas, bet ta monotonija, tas sėdėjimas namuose, tas užburtas ratas, tikrąja to žodžio prasme, rovė stogą ir norėjosi kažkokių pokyčių, norėjosi kažko kitokio ir į tinklinį marketingą aš į vieną iš kompanijų pasiprašiau pati, niekas manęs nekvietė ir pasirašiau tikrai ne tam, kad čia kažką daugiau daryčiau, kad uždirbčiau, kad kurčiau komandą ir panašiai. Tiesiog į tokio pobūdžio veiklą atėjau ieškodama produkto, kuris būtų sveikesnis, ogi ieškojau skalbiklio savo būsimai mažai. Tai viskas ir vyko prieš 6 metus ir net nei tą kompaniją papuoliau, sakau, gal čia tie motinystės hormonai buvo suveikę, bet kompaniją išbuvau ilgą laiką, beveik 6 metus. Tai iš pradžių stebėjau kitas merginas, kol kas pirkausi produktus tik savo, juos pamilau. Tada pirma mintis buvo tokia, kad kodėl man nepardavus dalį produktų, kad mano produktai išeitų nemokamai. Tai buvo tokia pradžia. Ir aš tą dariau, pradėjau rekomenduoti produktus, kurie man atiko, iš manęs pradėjo juos pirkti, galvoju, pardavimai vyksta, pardavimai veikia, jau yra gerai. Ir tuo momentu stebėjau ir kitas merginas, ką jos daro ir pamačiau, kad tokioje veikloje galima pasiekti visai gerų rezultatų, būnant iš namų, auginant mažą vaiką, papildomai uždirbti ir prisidėti prie šeimos biudžeto. Ir man tas labai patiko ir aš pradėjau tą daryti ir pamačiau, kad tai veikia, mane užkabino tas bendravimas, tas komandos statymas, merginų ieškojimas, su jomis bendravimas ir būtent tinklinio marketingo veikloje aš atradau daug daugiau nei pinigai. Žinoma, pinigai yra svarbu ir, kaip sako, geriau verkti Mercedese ar ne, negu ant dviračio per lietų, tai mes žinom, kad šiai dienai be pinigų toli nenueisi ir kiekvieną dieną mums jų reikia, bet be finansinės pusės tinklinis marketingas man suteikė mokymus, kurie yra pritaikomi visose gyvenimo situacijose, suteikia moterų bendrystę, savirealizaciją, aš atsigavau, padėjau kitoms moterims atsigauti ir tai buvo mano pradžia šioje veikloje. Bet įvyko taip, kad aš visai nesenai, prieš 5 mėnesius, pakeičiau kompaniją dėl tam tikrų dalykų. Niekada nesakau, kad bėgioti, lakstyti iš vienos kompanijos į kitą, kol nepabandai visko, kol nepadarai visko. Visos kompanijos yra geros, kiekviena kompanija galima uždirbti, bet jeigu jau matai, kad ten tau ne vieta, kad kažko trūksta, kad slopsta tavo motyvacija ir po beveik 6 metų perėjau kitą kompaniją ir dabar labai džiaugiuosi atradusi naujai kompaniją, kuri yra stulbinančiai auganti. Ir man labai patinka, yra platus prekių asortimentas ir čia mokymų bazė yra labai didelė ir palaikymas dar didesnis. Ir žodžiu, surizikavau, pradėjau visiškai nuo nulio, gal net galima sakyti ir ne visai nuo nulio, nes jau turėjau patirties, turėjau tą bagažą, tai su žiniomis, bet nuo nulio naujoje veikloje. Ir šiai dienai mūsų komanda sudaro jau 13 berods merginų. Tad viskas įmanoma, pradėti nuo nulio, nuo mažo žingsnelio. Ir mano šiais metais tikslas yra padėti dar daugiau moterų, ne tik atrasti veiklą iš namų, kurią galima derinti su savo pagrindiniu darbu, ar tai su motinystė, ar tai su pensija ir panašiai,
bet ir pamilti save, nes supratau, kad kiekvienai moteriai tai yra be galo svarbu, nepamiršti, kad mes esame ne tik žmonos, ne tik mamos, ne tik dukros ir panašiai, bet esam dar ir moteris, kurioms reikia savirealizacijos, kurioms reikia palaikymo ir visą tai gaunu čia aš ir visu tuo dalinuosi ir su kitomis moterimis. Tad jeigu ir tu nori atrasti kažką artimo savo, atrasti kokybiškus produktus, kurių yra daugiau negu 4,5 tūkstančio ir juos vartoti kasdien su 30-50% nuolaida, atrasti mokymus, kurių yra begalė ir kurie yra nemokami, prieinami tau bet kuriuo paros metu, atrasti palaikančią, motyvuojančią moterų bendrystę, uždirbti papildomai ir prisidėti prie šeimos biudžeto, augti ir tobulėti kaip asmenybei, atrasti naujas pažintis, naują veiklos pobūdį ir dar begalė kitų pliusų ir privalumų, tai būtinai parašyk man, aš asmeniškai tau papasakosiu, ką mes čia darom, kaip mes uždirbam, kaip mes tobulėjam ir galėsi pradėti, galėsi startuoti ir kartu žengsim po mažą žingsniuką, čia nesi vienas, tikrai nebus taip, kad užsiregistruosi ir nežinosi, ką daryti, tai nereikia bijoti ir man labai gražu ir žiūrėti ir širdis dainuoja, kai moteris čia atsigauna, pražįsta, pasikeičia jų vidinis pasaulis, o kai pasikeičia mūsų vidinis pasaulis, pasikeičia ir išorinis pasaulis, nes ne veltui ir sakoma, kuo mes esam pilni viduje, tą mes ir pritraukiam dalindamėsi, taip kad tobulėkim, aukim, gerinkim savo vidų ir mūsų aplinka gerės. O jeigu domino tave visos galimybės Čiogan kompanija, tai tikrai nedelsk, nelauk ir parašyk man, aš labai laukiu tavo žinutės, pabendrausim ir žiūrėsim, kas iš to išeis. Taigi dėkui labai už dėmesį ir už palaikymą ir iki kito susimatymo.